Gerą šeštadienį, sakome jums iš Viekšnių gimnazijos salės ir čia Top Sport Futsal A lygos 15 turas. Mažeikių VIP priima Jonavos Vikingus. Nojus Žitkauskas Spelmanui, jo smūgis. Žitkauskas su Spelmanu, Spelmanas klaidina savo oponentą. Ir nėra pražangos, man tai... Čia jau yra pražanga, Aivaras Bagočius, ar išvengs kortelės, ne. Kretingos Minijos ekipa, jis treniravo čia Šarūno Činiko, labai dėkinga situacija. 10 sekundžių. Ir koks pavojingas epizodas paskutinio kėlinio. Lašas Artūras sėlina vartų link, prasimeta kamuolį į dešinę ir smūgis į deviniukę. Bet neturi šios galimybės sekmadienį. Žalgiriečiai, čia Jonavos komanda ir patys į savo vartus muša įvartį Mažeikių VIP. Ko nepavyko Jonavos Vikingams, tą padarė patys mažeikiškiai. Nebilevičius, Bagočius. Šis avantiūra gali brangiai kainuoti ir beveik nekainuoja iš tuščių vartų. Karlosas Artūro išmuša kamuolį. Be abejo, jie supranta, kad vienas įvartis yra trapi persvara, o du jau kur kas solidžiau. Šarūnas Činikas dvigubina rezultatą. Jonavos Vikingai pirmauja 2-0. Jonavos lančiosios komandos žaidėjas, o čia atsakas tuoj pat grėsmingas. Ojojoj, kaip praleidžia dabar Jonaviečius Mažeikių VIP ir trečiasis įvartis krenta šios dienos rungtynėse. Stevenas Jeffersonas dėkoja už perdavimą komandos draugui. Mažeikių atmosferos planų dar neteko matyti, bet manau, kad taip pat jau pradėjo ruoštis jie, o čia Paulius Osauskas ir 4-0. Įčiuožia į vartus drauge su kamuoliu Jonavos Vikingų kapitonas. Kad pasipylė, tai pasipylė. Pietinis, pozicinis Jonaviečių puolimas ir Osausko dublis. 5-0. Vikingai triuškina varžovus. Daugelis jų tik į rungtynes susirenka. Aivaras Bagočius pagaliau parodo savo smūgio jėgą. Žuvis vandenyje jaučiasi tokiame futbole. Štai dar vienas įrodymas ir šeštasis įvartis. Stevenas Jeffersonas ir jo antrasis įvartis taip pat. Sveikinimus priima šis legionierius. O Jonavos Vikingai įsirašo dar vieną įtikinamą pergalę. 6-0. Jonaviečių triumfas, nors pirmasis kėlinys baigėsi be įvarčio. Pirmas kėlinys turbūt šiek tiek nervingas, ne dėl to, kad kažkas nesigavo, bet iš tos pusės, kad neišnaudojom savo susikurtų momentų. Puikiai vartininkas pirmą kėlinį spindėjo VIP gretose. O antras, kalbėjom per pertrauką, kad viskas tvarkoj, žaidžiam tą patį, įvarčiai ateis, jeigu koncentruosimės į gynybą. Įvarčiai tikrai ateis. Tai trenerio žodžiai išsipildė antram kėlinį. Antram kėlinį sukrito tie įvarčiai. Ar taip ir planavote, atsargi pradžia ir 6 įvarčiai antrajame kėlinyje? Ne, taip neplanavom. Planavom, kaip ir kas, jeigu žiūrėjo varžybas, matė, kad daužėm, neplanavom koncentruotis į gynybą daugiau turbūt. Ir į gynybą tuo pačiu, bet ir į puolimą. Taip neplanavom. Turėjote mažai atsarginių žaidėjų, bet kai taip žaidžiate, užtenka ir 7 žaidėjų? Na, praeitam interviu kapitonas minėjo, kad daug fiziškai dirbam sunkiai. Tai ar 6 ar 7 esam pasiruošę žaisti, nors ir 5. Tai tas neatsispindėjo, kai matom šiandien rezultate, kad kažko trūksta. Kylate į antrą vietą. Kas toliau? Toliau taurė trečiadienį su Gargždais. Ten turim pasimti ir išeiti į kitą etapą. Paskui penktadienį išvykstam į Rygą, Baltijos taurė. O toliau matysim. Grįšim į lygą. Tikslas laimėti visas likusias rungtynės ir baigti reguliarų sezoną antroje vietoje. Ar tikėjotės tokio rungtynių scenarijaus? Buvo tikėtasi, kad daug gintis reikės geros kovos. Pirmam kėlinyje tai baigiam 0-0, bet antram kėlinyje porą žaidėjų iškrito ir tiesiog pritrūko, kaip sakant, jėgų. Kodėl skirtingos rungtynių dalys? Būtent dėl tų 2 iškritusių žaidėjų?
Gal ne tik dėl to, bet, tiesiog, iš dalies taip, dėl to, kad liko 3 žaidėjai tik ant suolo ir tiesiog Vikingai aktyviai judino kamuolį ir tiesiog padusom. Liekate 5, bet reikės pasistengti, kad ten ir liktumėte? Tai žinoma, kitos rungtynės prieš Akmenę turėsim laimėti, kad užsitikrintume vietą.